Savivalda yra arčiausiai žmonių ir žmonės turi būti patenkinti tai, kokias paslaugas teikia ir kaip aptarnauja juos. Mano įsitikinimu išties reikalinga visos valdžios sistemos gili ir pakankamai esminė pertvarka. Tai pirmąjį principą aš įvardinčiau labai paprastai. Visa valdžia žemyn. Realią savivaldą sukurs ir ar ją išgelbės ne tiesioginiai merų rinkimai, bet maksimaliai tiesioginė žmonių valdžia, pradedant nuo bendruomenių valdžios, seniūnų valdžios, kur iš tikrųjų nuo čia turėtų prasidėti esminė pertvarka su tiesioginiais seniūnų rinkimais, savarankiškais seniūnų finansais, savarankiškom seniūnų ir bendruomenių teisėm. Galų gale labai paprastai pasakant, kad ką gali padaryti seniūnas ir bendruomenė, tuo turi neužsiimti meras ir savivaldybė. Visa valdžia savivaldybėms, kitaip sakant, ką gali padaryti savivaldybė, tuo turi neužsiimti apskritis ir vyriausybė. Kokios funkcijos turėtų likti apskritims? Nematau nei vienos funkcijos, kuri negalėtų būti perkelta savivaldybėms. Antrasis principas, apie ką irgi ne vieną kartą yra kalbėta, totalinė valdžios debiurokratizacija, tai yra naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas. Nematau jokio kito kelio, kaip tik tai privačios veiklos ir valdymo standartų perkelimo į biurokratinę sistemą kelią. Kokie anekdotai vaikščiojo sovietmečiu. Tarybinės mikroschemos yra pačios didžiausios pasaulyje, todėl kad jie nesugebėdavo mažesnių padaryti. Tai aš galiu pasakyti, kad lietuviškos savivaldybės yra pačios didžiausios Europoje. Ir nors planas buvo padaryti apie 90-100 savivaldybių pagal tam tikrus kriterijus, dėja per tuos 14 metų mes sugebėjome įsteigti 5 naujas savivaldybės. Tai štai, kai mes turime didžiulės savivaldybės, tai čia atsiranda tas pirmas dalykas, apie ką Andrius Kubilius pasakė, valdžia yra toli nuo žmogaus. Senosios sistemos nebeveikia, bet yra gyvos. Naujos sistemos plačiai veržiasi, bet dar niekur nepateko. Ką reiškia piliečiai nori aktyviai dalyvauti? Kokiais būdais jie įlys į tos sprendimų priėmimus? Kuriam lygmenį? Aš tai pasakyčiau kaip Europoje. Kuo anksčiau įkiši pirštą ten, kur jie ką nors ruošia, tuo didesnė tikimybė, kad ką nors pakeis. Kuo vėliau pabandysi įlysti, tuo vėliau pasakys, kad tai politiniai sprendimai čia priimti ir nelys. Seniūnijos, kaip jūs puikiai suprantate, neegzistuoja. Nėra seniūnijų Lietuvoje. Yra tik tai vietos savivaldos įstatymas, kuris suteikia teisę savivaldybės tarybai įsteigti arba panaikinti seniūnijas. Dauguma Lietuvos centrinių įstaigų, teritorinių padalinių veikia ne Lietuvos vidinio administracinio žemėlapio rėmuose, o veikia taip, kaip patiems užsinori. Taip, kaip užsinori patiems. Šaunuoliai bent supranta, ką daro. Racionaliau elgiasi. Jeigu valstybė tokia neracionali, kad sukuria apskritus ir nesugeba joms suteikti funkcijų, tai bent ministerijos bando apsiginti nuo šito. Nerandu nei vienos funkcijos apskrity, kurios būtų apskričiai būdingos. Nei vienos. 10 apskričių nereikalinga, bet 5 galima turėti. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ar ten Suvalkijos, mažosios Lietuvos. Decentralizavimas. O viršuje turėtų būti, visų pirma, politikos perkelimas į viešosios politikos vadybą. Reglamentuokim rezultatus arba atsakomybę už rezultatus ir panašiai, bet nereglamentuokim veiksmus ir funkcijas. Galiu pasakyti iš Kauno pavyzdžio, kad 3/4 biudžeto mums yra nuleidžiami iš viršaus vykdyti valstybės funkcijoms ir mūsų pačių teisė susiformuoti miesto biudžetai yra labai ribota. Kadangi valdžia nepasitikė savivaldybėmis, ne tiek dėl to, kad jos nesugebės, bet dažniausiai dėl to, kad nenori pinigų atiduoti finansinių srautų. Turim tai, ką turim. Matome, kad vietos savivaldos įstatymas iš ties yra netobulas ir beveik 10-metį jisai buvo tobulinamas, gražinamas, tačiau iš esmės atėjo poreikis ir kai pagaliau formuojasi aktyvios piliečių bendruomenės, valdžia tampa atsakingesnė, iš esmės atėjo poreikis naujam vietos savivaldos įstatymui. Gyventojų tiesioginio dalyvavimo principas. Principas, kuris iš esmės, nors jo turėtų būti grindžiama visa savivalda, pats pavadinimas sako, kad tai yra savęs valdymas arba dalyvavimas save valdant,
jis yra praktiškai paneigtas. Tai savivaldybėje niekas negali, netgi 500 000 vilniečių negali inicijuoti jokio sprendimo projekto. Paradoksas, bet taip yra. Nėra jokių garantijų išreikšti savo poziciją. Galbūt žmonės per mažai to ir nori, bet jeigu mes įsivaizduojam, kad norim tapti brandi visuomenė, tai turim žengti žingsnius ir tvarkyti savo įstatymus.